Nu, papasakok, kaip sekėsi su tom savo šliopkiam, va galim pasižiūrėti tavo šliopkytės, tokias labai tau sunkiai sekėsi iš pradžių, kokie įspūdžiai ir kaip patiko? Pusė vėlinių, bet patiko. Ar dažniau lankysies tokiose vietose? Aha. O kaip tau pats visas šį savaitgalį vykstantis tas renginys, sportas visiems, kur buvai, ką matėjai? Buvau stadionė, ten buvo krepšinis, buvo šaudyklis, viskas. Patiko. O kur pats dar dalyvavai ir dalyvausi? Dar kartą bandysiu. Čia, laikot. Tai sėkmės. Vis dėlto organizatoriai nusprendė, kad krepšinio niekada nebūna per daug, todėl prie tilto išdygo dar 2 krepšiai, į kuriuos mėtė baudų taikluoliai. Lietuvoje buvo supažindinti ir su sparčiai populiarėjančia šiaurietiško vaikščiojimo sporto šaka, kuri labai naudinga vyresnio amžiaus žmonėms. Suomijoje atsiradusi sporto šaka kilo iš slidininkų treniruočių vasaros metu. Pastebėta, kad taip besitreniruojančių slidininkų rezultatai gerėja ir netrukus šiaurietiškas vaikščiojimas pripažintas lauko sporto šaka, bei jau įtrauktas į pasaulio lietuvių žaidynių programą. Todėl pristatytas ir sporto visiems dalyviams. Trečiasis renginio epicentras buvo paplūdimyje, kuriame vyko tinklinio virvės traukimo, linksmos pramogos balionsvidžio, jogos, meditacijos pratimai. Vis labiau populiarėja paplūdimio regbio varžybos, kuriuose susirenka veteranai iš visos Lietuvos bei svečiai iš kaimyninių šalių. Smagu matyti, kad veteranai vieni aktyviausių šios smagaus renginio dalyvių. Paplūdimio regbis įdomus tuo, kad žaidimas čia trumpesnis ir kur kas dinamiškesnis, o žaidžiant klampiame smėlyje šis žaidimas tampa dar sunkesnis nei žaidžiant ant vejos.
Tai, pone Antanai, sakykit, kaip šiandien sekasi vėjuota čia, regbis paplūdimy, koks tai jausmas ir koks tai sportas? Tai regbiui blogo oro nebūna, jūs žinot, kad ir per purvynus, per pelkes vis tiek lošiam. Nu šiaip, vėjas yra vėjas, bet normaliai pliažas yra pliažas, čia yra sunkiau lošti negu stadione. Greičiau pavargsi, greičiau uždusti, bet kol kas viskas normaliai. Prieš Kaliningradą laimėjom ir netgi padariau porą užnešimų, taip kad viskas tvarkoja. Kaip vertinat varžovus, 5 komandos, turbūt ne tiek daug kaip ankstesniais kartais, kame reikalas, kodėl tų komandų mažiau? Na, vis dėlto iš visos Lietuvos suvažiuoti nėra taip paprasta šiais laikais, ne? Bet normaliai, todėl kad jeigu daugiau komandų būtų, iš tikrųjų čia mes vienas dalykas, tie patys kelias varžybas ruoštumės ir pavargtumėm, ir antras dalykas, tai labai ilgai užsitęstų. Ir dabar turim svečių iš kitų šalių, kaimyninių šalių, gal trumpai apie jas, kokio lygio varžovai ir kaip jie čia atsirado, kas juos čia prikvietė? Nu taip, praktiškai Kaliningradas tradiciškai atvažiuoja, jau kokie, kiek prisimenu, 3 metai. Jie savo komandą išstato, labai smagu, kad išstato komandą virš 50 metų, todėl kad tai ne visi tokių surenka regbio žaidėjų, taip skaitykim. O šiandien šįmet Latvija atvažiavo, kita komanda, anais metais buvo kita komanda, bet na vis tiek, kad ir veteranai, bet kai ta liga susirgi, regbiu, kaip aš sakau, tai atvažiuoja ir iš Rygos, matot, iš Kaliningrado, viskas normaliai. Na ir kam prognozuojat prizinės vietas? Nu kaip kam, nu čia toks kažkaip nekuklus klausimas, aišku savo. Na ir kokią komandą atstovaujat? Klaipėda. Ačiū labai ir sėkmės be abejo. Antano Boso žodžiai pasitvirtino. Veteranų regbio varžybose Klaipėdos Kuršiai buvo nenugalimi ir iškovojo 1. vietą. Antri liko svečiai iš Kaliningrado, o 3. vieta atiteko Vilniaus Geležinio Vilko komandai. Regbio varžybų vyriausiasis teisėjas Pasaulio regbio federacijos viceprezidentas Alfonsas Grumbinas džiaugiasi galimybę dalyvauti sporto šventėje ir dėkoja organizatoriams už kvietimą. Paplūdimio regbis, jis visų pirma labai dinamiškas, labai trumpos rungtynės, 2 kėlinukai po 6 minutės, žaidžia irgi 5 žaidėjai prieš 5 ir visą laiką situacijos labai keičiasi, tai kaip tik pats įdomumas to regbio. Dabar šiandienos varžybos, kam prognozuojate pirmasias vietas iki šiol įvykusius mačus pakomentuokite. Aš galvoju, kad pirmoji grupiai, jaunesnių grupiai turėtų laimėti šeimininkai, Klaipėdos Kuršiai, kurių gretose žaidžia ir mūsų federacijos prezidentas Antanas Bosas. Na ir kitoje grupėje vyresnių turėtų laimėti irgi lietuviai jungtinę komandą, kurias komponavo ir šiauliečiai, ir klaipėdiečiai. O mūsų varžovai, kurie čia yra 2 tarptautinės komandos iš Kaliningrado Atlantai ir iš Rygos Virtus, jie pretenduoja į antrasis vietas. Na ir apskritai šventė visa, ar teko išeiti iš paplūdimio matyti kitas varžybas, ar dar žadat apsilankyti kitose vietose? Kaip tik po šių varžybų ir dar rytoj mes nežaidžiam, turėsim galimybę stebėti, bet mes jau žinom tas varžybas, dalyvaujam 3. kartą ir mes labai dėkingi festivalio sporto visiems organizatoriams, ypač prezidentui Vasiliauskui ir jo pagrindiniam padėjėjui
Algimantui Jucevičiui už tokias gražias varžybas. Tai tikrai didžiulė sporto šventė ir mūsų džiugina tai, kad šiandien vakare mes taipogi stadione dalyvausim kartu su visais šventiniam renginį. Už stipriųjų regbistų pečių kovojo vienos gražiausių pasaulio šakos atstovai – paplūdimio tinklininkai. Varžybų organizatorius Napoleonas Iljiauskas. Baigę rungtis šeštadienio vakarą visi festivalio dalyviai rinkosi šventiniai eisenai nuo jūros tilto iki centrinio stadiono. Taip į šventę pritraukdami dar daugiau smalsiųjų poilsiautojų. Kokia rungtis? Kokia šokiai? Šokiai? Kaip grupė tapom? O kokį miestą atstovauja? Panevėžį. Panevėžys jėga? Panevėžys jėga! Kokia emocija? Iš kokio miesto esate? Panevėžys! Kokiose rungtynėse dalyvauja? Šokiuose! Ir viskas tik šokiai? Taip! O Šokiai veža! O kokiose rungtyse Panevėžys stipriausias šiemet? Kaip sakė? Kokiose rungtyse stipriausias Panevėžys? Šokių!